Jau daug metų dirbdamas su žmonėmis, bandydamas padėti žmonėms atsikratyti kažkokio tai skausmo, ar nereikalingų kilogramų, ar priaugti kelis kilogramus, aš susiduriu su viena problema. Ir tai tikrai nėra laiko, ar pinigų, ar sąlygų trūkumas, kaip dažniausiai žmonės linkę manyti. Tai yra nepasitikėjimas savimi. Mes taip linkę nepasitikėti savim, mes taip linkę lyginti save su kitais, su žmonėmis, kurių net nepažįstam, su žmonėmis, kurių mes net neįsivaizduojam, kodėl jie yra tokie, kokie jie yra, ką jie turėjo paaukoti tam, kad tokiais tapti. Mums gal tai visiškai neįmanoma, tai būtų, kaip pasakyti, prieš mūsų bet kokius įsitikinimus. Mes negalėtumėm savo to leisti, bet vis tiek mes lyginam save su jais ir žeminam ir jaučiamės kažkuo tai prastesni. Arba kitų nuomonė yra mums tokia svarbi, daug svarbesnė negu mūsų pačių nuomonė. Ir dažniausiai žmonių, kurių mes neturėtumėm klausytis. Žmonių, kurie patys gyvena košmarą, nesugeba sutvarkyti savo gyvenimo. Bet mes išgirdom kažkokią tai kritiką, kažkokias tai apkalbas ir linkę susigūžti ir dar labiau save smaugti, dar labiau save žeminti. O priežastys savęs nepasitikėjimo yra labai įvairius, pradedant bukais ir savim nepasitikinčiais tėvais ir draugais ar kaimynais, ar tas gyvybę siurbiantis darbas, į kurį einat kiekvieną dieną. Tai yra jūsų aplinka. Savęs nepasitikėjimas dažniausiai yra aplinka, kurioje jūs gyvenat. Žmonės, kurie jūs supa. O aplinką jūs bet kada galite pakeisti. Bet kada. Jūs turite viską, ko jums reikia save pakeisti. Pakeisti save, pakeisti savo aplinką. Viskas yra čia. Viskas yra čia. Visos jūsų mintis, visa jūsų patirtis, visas jūsų žinios, jūsų išmintis, viskas yra čia. Pasitikėkit savim, pasitikėkit savo kūnu, įkvėpkit giliai oro, įsitieskit ir ženkit pirmyn. Aš tokį eksperimentą norėčiau padaryti su jumis, kuris parodys, kaip jūs neįvertinat savęs tinkamai. Bet labai prašau, pasidalinkit su manim. Atspėkit dabar, kiek šuoliukų jūs galėtumėte padaryti ant vienos kojos per pusę minutės. Paimkit, užrašykit, kaip jūs galvojate, kiek kartų jūs sušuoliuotumėte ant vienos kojos ir tada atlikit eksperimentą. Nuimkit pusę minutės ir suskaičiuokit, kiek kartų jūs padarėt. Pamatysit, kaip savęs neįvertinat.